Didysis ketvirtadienis atveria Velykų tridienio Kristaus kančios minėjimo duris. Bet didysis ketvirtadienis tuo pačiu yra ir Eucharistijos įsteigimo ir kunigystės šventė. Jei žvelgsime į liturgijos istoriją, jos raidą, tai didysis ketvirtadienis yra vėliausiai susiformavusi Velykų tridienio šventė. Vakarų bažnyčioje, žinoma, nuo pat ankstyvųjų krikščionybės laikų ketvirtadienis prieš Velykas buvo skirtas penitentų, kitaip tariant, atgailautojų, kurie pasninkavo ir atgailavo visą gavėnios metą susitaikinimui. Tai buvo laikas, kai atgailos būdavo viešos ir grįžimas į tikinčiųjų bendruomenę būdavo taip pat viešas. Gavę nuodėmių atleidimą, atgailaujantis vėl užimdavo vietą liturginėje tikinčiųjų maldoje ir priimdavo komuniją Velykų vigilijos metu. Iš tiesų, ketvirtadienis tada dar nebuvo priskiriamas Velykų tridieniui. 7 amžiuje Romoje pastebime jau 2 didžiojo ketvirtadienio šventas mišias. Vienas ryte, kaip gavėnios pabaigos ženklą, o kitas vakare, kaip paskutinės vakarienės atminimą. Taip pat matome, kad popiežius jau tuo metu savo Laterano katedroje aukodavo mišias, kurių metu pašventindavo aliejus, naudojamus krikštui ir ligonių sakramentui. Miesto kunigai taip pat dalyvaudavo tose mišiose ir šios mišios buvo vadinamos krizmos mišiomis nuo vieno iš aliejų pavadinimo. Ir mišių laikas keisdavosi sulig kiekvienu amžiumi. Tridento visuotinis susirinkimas 16 amžiuje ir ypač Pijaus V reforma uždraudžia aukoti mišias popiet. Ir ketvirtadienio mišios buvo aukojamos tik rytais. Šitaip didysis ketvirtadienis tampa ir pirmąja Velykų tridienio diena. Pasekmės labai logiškos. Priešingai negu buvo ankstyvosios bažnyčios teologinėje ir liturginėje tradicijoje, Velykų diena tarsi išmetama iš to, kas buvo anksčiau vadinama Triduum Sacrum, šventuoju tridieniu. Triduum Sacrum, kaip sakė šventasis Ambraziejus, apėmė Kristaus kančią, Kristaus poilsį ir prisikėlimą. Šiandien po liturginės reformos vykusios nuo 1951 metų, didysis ketvirtadienis turi dvejopą atspalvį. Rytinį, galime sakyti, ir vakarinį. Ryte vyskupas savo katedroje kartu su visais kunigais aukoja krizmos mišias. Šių mišių metu vyskupas šventina 3 rūšių aliejus, kurie bus naudojami įvairiems sakramentams. Tai katechumenų aliejus, kuris bus naudojamas krikšto metu, taip pat krizmos aliejus, naudojamas krikšto metu, sutvirtinimo ir kunigystės šventimo sakramentų metu, bei, žinoma, ligonių aliejus, naudojamas ligonių sakramentų. Kodėl šie įvairūs aliejai šventinami būtent didįjį ketvirtadienį? Visi šie aliejai yra naudojami sakramentams. Šitaip buvo norima aiškiai parodyti sakramentų ir velykinio slėpinio glaudų ryšį. O be to norima pabrėžti ir tą tokį bažnytinį, bendruomeninį sakramentų aspektą. Nes aliejai šventinami vietos ganytojo, vyskupo. Popiežius Paulius VI 1969 metais šioms krizmos mišioms suteikė dar vieną titulą – kunigystės šventė.
Tuo popiežius suteikė progą visiems kunigams susirinkti kartu su savo vyskupu ir prisiminti šventimų metu duotus įsipareigojimus. Kodėl didysis ketvirtadienis tapo ir kunigystės švente? Nors Kristaus apaštalams suteiktos kunigiškos tarnystės ištakų reikia ieškoti daug platesnėme kontekste, čia galime prisiminti ir apaštalų pašaukimą, jų išsiuntimą į misijas, šventosios dvasios dovaną nuodėmėms atleisti ir ypač žinoma šventosios dvasios atsiuntimą sekminių dieną. Tridento visuotinis susirinkimas XVI amžiuje akcentavo, kad Kristus apaštalams suteikė kunigystės galią, sakydamas paskutinės vakarienės metu, tai darykite mano atminimui. Didžiojo ketvirtadienio vakare švenčiame Jėzaus paskutinės vakarienės mišias, kurios yra laikomos iškiliausių Eucharistijos sakramento įsteigimo momentu. Jėzus, žinodamas, jog atėjo metas jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą, skaitome Evangelijoje pagal Joną. Ir Evangelijoje, kur yra skaitoma kaip tik paskutinės vakarienės mišių metu, kuri kalba apie paskutinę vakarienę su mokiniais ir kojų mazgojimą. Ir šie du aspektai, paskutinės vakarienės ir kojų mazgojimo aspektas, sutinkamas šiandieninėje liturgijoje. Iš tiesų paradoksali paskutinės vakarienės atmosfera. Jėzus save atiduoda. Štai duona, imkite, tai mano kūnas. Štai vynas, imkite, tai yra mano kraujas. Tai darykite mano atminimui. Šiais duonos ir vyno pavydalais jis duoda savo gyvybę, kad mes, žmonės, gyventume. Bet tuo pačiu, kas vyksta? Mokiniai ginčijasi, kuris didesnis, klausinėja vienas kito, kas išduos Jėzų. Ir štai iškart po vakarienės išdavimas, apleidimas. Mokiniai išsilaksto. Tai tarsi savotiškas ženklas, kad ir dabar Eucharistija sutiks įvairių nesusipratimų ar net atmetimų. O kiekviena Eucharistija yra Kristaus kančios ir prisikėlimo išgyvenimas. Didžiojo ketvirtadienio vakaro mišių metu vyksta taip pat arba gali vykti kojų mazgojimas. Didžiojo ketvirtadienio liturgijoje kojų mazgojimas įsitvirtino nuo 7 amžiaus, o nuo 10 amžiaus jau privalomas visoje bažnyčioje. Atsiranda ir detalūs aprašymai, ir atsiranda taip pat giesmė, paimta iš Evangelijos pagal Joną, mandatum novum do vobis, aš jums duodu naują įsakymą. Romos liturgijoje iki maždaug 1956 metų kojų mazgojimas vykdavo ne mišių metu, dažniausiai popiet. O nuo 1956 metų kojų mazgojimas įdėtas iškart po Evangelijos ir homilijos didžiojo ketvirtadienio vakaro mišių metu. Kojų mazgojimas. Kas tai per ženklas? Apie jį kalba tik Evangelija pagal Joną, kurią skaitome paskutinės vakarienės mišių metu. Kaip suprast šį Jėzaus atliktą veiksmą, šį gestą? Mums galbūt šiauriečiams ne visada šis gestas suprantamas, bet reikia vėl nusikelt į Viduržemio jūros šalis, į rytų šalis, kur kojų nuplovimas tai svetingumo ženklas. Po ilgos kelionės pėsčiomis, avint tik sandalus, kojų mazgojimas yra tikra atgaiva. Ir priimant svečią, tarnas pirmiausia numazgodavo svečiui kojas.
Tačiau paskutinės vakarienės metu paties Jėzaus atliktas gestas nėra svetingumo gestas. Jėzus pats paaiškina šio gesto prasme. Kojų mazgojimas – tai meilės ir tarnystės ženklas. Tai tarnystės, į kurią Jėzus kviečia savo mokinius. Kas yra didžiausias, tebūnie visų tarnas. Po paskutinės vakarienės mišių švenčiausias sakramentas išnešamas į šoninę koplyčią, kur yra paruoštas garbinimo altorius. Tradiciškai giedamas himnas kūno paslaptį šlovingą. Pridėkime dar vieną detalę. Mišių metu giedant gloriją skambama varpai. Ir šie varpai tylės iki pat Velyknakčių. Sakome, ir Lietuvoje sakome, varpai už gavėjų. Ką tai reiškia? Kaip paaiškinti? Evangelijos pagal Joną pradžioje mes skaitėme, kad atėjo metas jam iš šio pasaulio eiti pas tėvą. Kas yra varpo dūžis? Tai pirmiausia laiko matavimas. Kristui įžengus į kančios laiką, laikas nebematuojamas įprastomis priemonėmis. Varpų tyla nuo didžiojo ketvirtadienio iki Velyknakčio taip pat reiškia, kad mes esame už įprasto laiko ribų. Mes esame dieviškame Jėzaus Kristaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinyje.